Labą dieną, Gražina. Labą dieną. Labai malonu susitikti Man vėl. irgi. Tai trumpai aš tave gal pristatysiu. Tu esi didelio grožio verslo savininkė. Kiek metų jau dirbi? 15. 15 metų. 15. Daug prekinių ženklų atstovė, aparatų, kosmetikos, teisingai. Taip. Cukraus pastos atstovė ir tarptautinė trenerė. Technikė, taip, vedi konferencijas, kvieti svečius į Lietuvą, jos kalbini, skleidi žinias lietuviams, moteriams, kosmetologėms, bendradarbiauji su daug kitų įmonių, na žodžiu, labai veikli, veržli moteris ir dar pati nuolat tobulėjai, vyksti užsienį, į seminarus, va nesenai buvai Japonijoje, Imkase, Paryžiaus parodoj, taip. Pasakyk trumpai. Tu dirbi tik tai su geriausia įranga, visada atsirinki tai, kas yra kokybiška ir duoda gerą efektą klientui, taip? Kodėl Mezotixas? Kodėl būtent jis? Pirmas dalykas, man kaip pradininkiai, apskritai ir kai aš pradėjau dirbti su kosmetologija, pagrindinė mano problema buvo paaugliški spuogai. Bet aš esu kosmetologė, aš nesu daktarė, mano galios yra visą laiką ribotos. Ir kai ateina tam tikra problema, kurios aš negaliu sutvarkyti ir pagelbėti jaunuoliams, ir vyresniams, tai aš visą laiką siūsdavau pas daktarą. Ne? Ir kai nueina pas daktarą, taip ir atsisveikinti su klientu. O dauguma atveju, kai yra, pavyzdžiui, pūlinga, atvira aknė, kai tavo rankos surištos, tu nieko negali padaryti. Ir kai sužinojau, kad yra tokia sistema kaip Tixelis, Mezotixas, Tixelis ir su juo galima tvarkyti pūlingą aknę, atviras žaizdas, tai man buvo signalas, kad šitas įrenginys turi būti pas mus Lietuvoje, mūsų Lietuvos rinkoje, aš turiu su juom dirbti ir tvarkyti ir padėti savo klientams. Jis labai pasiteisino, aš ištikrinau kitose šalyse, kaip jis veikia ir jis tikrai pelnė mano meilę ir visus lūkesčius ir aš sumaišiau su savo kolegiam tuo metu, kad jis turi būti Lietuvoje. Turi būti Lietuvoje ir jis atsirado ir pirmi rezultatai, pirmi efektai buvo. Jie ir dabar yra wow, jie nenustoja mane stebinti ir vėliau kaip mes įsiaiškinom, jis kovoja ne tik su spuogais, tarp kitko, jis tvarka visiškai ir dauguma problema aknė, rozacea, randai, nes man kaip kosmetologai, man buvo tai irgi tokia tabų sistema, nes mes negalim pažeisti odos, negalim badyti, tai Tixelis man apskritai atrišo rankas ir aš faktiškai klientui galiu pasiūlyti viską. Praktiškai su akne, kiek turiu patirties su gydytojais, nes aš irgi kaip kosmetologija siūsdavau klientus pas gydytojus, ar ne, tai yra pas juos paprasta metodika, antibiotikai, rokutanas teisingai, arba kažkokie tepalai hormoniniai, kurie išplonina tą patį epidermį, mes šitą žinome ir tai irgi nėra labai sveika ir gerai. Kol vartoji gerai. Bet realiai Amerikoje dirba labai plačiai su ta pačia Tixelio ir Mezotixo sistema. Tik tai pas mus Lietuvoje kažkaip dar jinai nėra labai garsi. Ir žinoma, čia laiko klausimas. Tu man pasakyk dabar, kiek maždaug ar skaičiavai, kiek yra parduota tų aparatų per Lietuvą? Kiek kosmetologijų dirba? Taip, Klaipėdoje yra 2 sistemos, dar yra 3, ne iš mūsų. Klaipėda, Rokiškis, Vilnius, aš manau, tarp 10-15 sistemų. 10-15 sistemų per Lietuvą. Tai realiai yra labai nedaug dar. Latvija. Dar Latvijoje, man atrodo, 2 sistemos yra Latvijai. Bet jinai tikrai yra naujiena, tikrai yra verta, kad apie ją sužinotų. Taip, tikrai. Pripažinkim. Jie verta investuoti. Čia yra ta sistema, kuri tikrai pelnės kosmetologų meilę ir lūkesčius. Lengva su ją dirbti. Techniškai, man kaip mokymo treneriai, su ją dirbti, tu turi paaiškinti, ką galima, ką negalima. Yra tik vienas mygtukas ir 2 parametrai. Čia ne lazeris, kur tu turi labai daug išaiškinti, dirbant mokant. Čia yra 2 parametrai ir vienas mygtukas. Ir reikia taisyklingai mokėti, laikyti, manipuliuoti. Viskas su ją. Gerai, pakalbam apie problemas tada. Aknė, ar ne? Padarom procedūrą klientui. Taip. Ką klientas jaučia?
Kaip oda gyja? Vėlgi labai daug kas priklauso nuo odos fototipo. Ar tai yra pirmas, ar tai antras, ar tai yra paauglys. Su paaugliais yra truputėlį sudėtingiau, nes jiems jautru, jie skauda, jie patys iš savęs jautresni, jiems labiau skauda ir jeigu yra plona ir dar nežinia, kad tas paauglys iki to darė, tu turi surinkti labai didelę anamnezę, jeigu vartoja rakutaną, tepi rūgštelis ir ar tu iš karto tai čia tas paruošimas, bet iš kliento pusės. Vat ateina pas tave klientas, tarkim, gerai, paauglių aknė. Pas mane dabar tai yra didžiulė problema, ta prasme, mamos veda masiškai savo vaikus, 14 metų, klausia, ar galima tokius vesti. Taip, galima su tėvų sutikimu viską daryti. Ir aš visada sakau, ne tik galima, bet ir reikia. Nelaukit jūs, tvarkykit. Nes kas bus randai. Randai, kurie yra negimi. Bet jie turi žinoti, kad randai atsiranda paaugliams, jie atsiranda labai greitai, paprastai, nes jie pažeidžia bazalinę membraną, kur vyksta visas odos užgimimas. Ir dar ką daro paaugliai, jie drasko. Atsiranda spuogas, jie pradeda įdraskyti, aišku, jeigu tai yra vasara, išeina į saulę, pigmentacija ir toliau formuojasi randai, kurie labai sunkiai yra gydomi. Tai va, aš visada mama skatinu nelaukti ir būtinai kreiptis susiradus savo specialistą, kuris gali padėti, nes kitu atveju tiesiog vaikas, man labai gaila, ypač kai būna mergaitės, ateina gražios mergaitės ir jau aš matau, kad formuojasi paviršiuje randai ir pigmentinės dėmės. Taip, bet aišku, su mezotiksu mes galime išspręsti tiek tą pūlingą aktyvią aknę, tiek randų problemą, tiek postaknės visų pigmentacijų problemas. Bet dar aš visą laiką, čia yra mano darbas, bet visi paaugliai turi namų darbus namuose. Be abejonės. Pirmas, ką jie turi sutvarkyti, tai turi sutvarkyti mitybą. Ir žinokit, man labai džiugu, pas mane gal kokie 5 paauglės labai gražiai sulėsėjo. Dviguba nauda. Tai mamos, aš nežinau, džiaugiasi ne tik turint gražius vaidus, bet ir, nes jie pradėjo prisižiūrėti mitybą. Išbraukė čipsus, išbraukė šokoladus, nes mama būna atvedę, sako, jinai jau vėl prisivalgė šokoladą. Pakalbam apie rožinį. Pas tave irgi labai dažna problema. Čia yra vyresnių. Ateina, sako, nebuvo, dabar yra. Čia yra psichologinė. Rožinė iki galo jinai negydoma. Negydama, čia yra psichologinė liga ir iš paskutinės paskaitos, supratau iš plastiko chirurgų paskaitos, tai sakė taip, kad jam aparatas tarnauja kaip kelionė į odą, transparantas gal kažkaip, jis atidaro odą tam, kad vaistai galėtų pranikti giliau, ilgiau ir greičiau. Tokiu būdu mes galime, jam čia kelias į odą. Jis nesako, kad mes gražinam, lyginam, ne. Jie naudoja kaip tokį laidininką vaistų. Taip, nes realiai, jeigu tu tą vaistą užtepsi ant odos paviršiaus, jisai gilį nenueis ir nieko nepadarys. Visa gyvybė yra žymiai giliau, tai paprastai aiškinant, ne, visa medžiagų apykaita vyksta ląstelių. Ir praeinamumas, skvarbumas, mes žinome, 1500 kartų pagerėja. Ir labai, ir per paskutinę paskaitą labai daktaras akcentavo, jūs turite žinoti, ką jūs tepate po procedūros savo pacientams, nes kaip prasiskverbimas yra 1500 kartų. Mes kažkada lyginom mezotiksą su tradicinė mezoterapija, mikronidlingu, bet ne tuo, kurį galim kaip kosmetologai daryti, nes ten gilis labai nedidelis jo. Bet su tuo medicininiu 2,5-3 mm, tai gyjimo laikas, ta prasme, yra nesulyginamas. Tai vat aš šiek tiek noriu pakalbėti apie pačią procedūrą, kiek jinai yra saugi ir kaip greitai oda sugyja ir kaip klientas nejaučia diskomforto. Vat apie šitą. Papasakok šiek tiek iš savo klientas patirties. Jaučia diskomfortą tik pirmas 2-3 valandas. Koks tai? Diskomfortas, kad jis pabuvo saulėje be SPF-o. Šiek tiek įdegęs, tempia, peršti, niešti kažkiek toksai. 3-4 valandų bėgyje viskas pradeda rimti, bet čia yra per pirmą procedūrą. Kuo daugiau daro su klientas procedūrų,
Tai tas diskomfortas. Pastebėjau šitą. Ja. Su sekančia procedūra aš jau iš karto sakau, jums tikrai ženkliai greičiau sugis, ženkliai greičiau raudonumus nueis ir čia tikrai. Tai čia niekas su mikronidelingu vis tiek mes praduriam odą, teka limfa, oda šlapiuoja, jeigu ten eiti gilį tų 2-3 mm kraujuoja, mėlynės. Apie mėlynės, tai nieks nešneka ir pavyzdžiui, mano viena pacientė pasirinko Mezotiksą, nes nesako, man nusibodo vaikščioti mėlynai. Aš turiu kontroliuoti, žiūrėti, kada mano vyras išvažiuoja, arba kad aš neveikščiau, nesako, bet aš iš specialisto pusės žinau, nepataikyti į kapiliarą, tai čia tu turi būti Copperfieldo, arba, nes visi veidai yra skirtingi ir vis tiek netgi pats kručiausias specialistas, jis vis tiek gali padaryti mėlynai ir čia ne jo kaltė. O klientai pasakė. Tiesiog labai daug tų kapiliarų. Plus mikrodatinės nepanaudosi, jeigu yra tie patys kapiliarai paviršiuje, rožiniai ir panašiai. Taip, su rožinė čia uždegimas mes. Lygiai taip pat aktyviai akniai. Tai Mezotiksą panaudosi bet kokiu atveju visada. Nes jisai nepraduria odos paviršiaus, bet suformuoja dehidratuotos odos kanalėlį, per kurį mes ir... Kaip kempinėlė viskas. Taip, visas medžiagas galime įvesti ir tą odą koreguoti. Klientui nėra ilgo, skausmingo kažkokio gijimo, nieks nebėga, nekraujuoja, nešlapiuoja, nelieka mėlynių. Paraudimas lengvas. Taip. Realiai. Tai klientas gali gauti maksimalią naudą be jokių šalutinių, taip sakyčiau. Taip. Man kaip atstovė šitos įrangos vis dėlto yra labai svarbu ne tik jo pardavimai, bet aš visada esu už gerą vardą. Ir geresnio vardo ir geresnio atsiliepimo negu tikselis. Nežinau, nieks neturėjo. Randai. Taip. Papasakok istoriją apie mergaitę, kuriai perkando šuo nosį. Atvažiavo mergaitė svečius. Mažas šuniukas, mažas nekaltas šuniukas, liktais visgino uodego paėmė ant rankos ir smulkus veidelis įkando į nosį, į pačią nosies centrą. Nuvažiavo į ligoninę, chirurgas dar sako, jie ilgai barė, kodėl jinai bučiavo svetimą šunį, bet jis mažas, mielas ir pūkuotas pasirodė dar toks nefainas. Susiuvo labai netolygiai, veidas labai smulkaus veido ir ta nosytė ir tas susiuvimas, randeliai, jie atsiuntė, sako, pabandyk nueiti į Odisėją, ten tikrai neblogai. Kaip dabar gyvena ta mergaitė? Fantastiškai. Aš jau jos metai nemačiau, reiškia viskas. Randas sutvarkytas. Aš ją tvarkiau su Tiksel sistema, nes jinai iš kito miestelio, o ta kosmetologė, nes ją rekomendavo kita kosmetologė, jinai dar turi tokio šlifavimo, elefantą aparačiuką, tai jinai dar, mes su ją bendradarbiavome su randeliu ir aš supratau, kad randą netgi kai klientas išsioperuoja voką, praeina mėnuo 2, aš vis nedelskite. Kuo šviežesnis. Kuo raudonas randas, jis pasiduoda geresniam odos gijimui ir rezultatai būna kuo šviežesnis. Aš visada sakau, nereikia laukti, jeigu turite kažkokią problemą, reikia kuo greičiau ją spręsti, nes kuo yra šviežesnis randas, kuo yra šviežesnė stryja, tai tuo daugiau šansų, kad mes sutvarkysim ir neliks jokių žymių ir turėsite gražią odą. Tai lygiai taip pat aš galiu papasakot, man buvo su dukra, brendimo laikotarpiu jinai pradėjo staigiai bręsti, pradėjo augti krūtinė ir jinai tiesiog plyšos darė violetinės strijos. Ir aš sakau, dukrytė, kol yra dabar viskas šviežia, tvarkom. Nes paskui vaikas neturės problemų. Nelabai norėjo. Bet ką padarysi? Nenori likti, nes strija, kol jinai šviežia, jinai turi rausvą, iš pradžio violetinį, paskui rausvą atspalvį ir paskui jau, kai jinai balta, tai jinai yra jau sena, jau ją sutvarkyti sudėtingiau, bet realiai su Mezotiks tai yra įsprendžiama taip pat. O tarp kitko dar šnekam apie pačios protokolus ir aš kai bendrauju, nuvažiuoju vieną kitą parodą ir pradedu bendrauti su kolegom ir žinot, manęs klausia, o ką jūs atstovaujate? Sakau, Aksimės, Stratosfera, tiksliai, žinom, aha, ir pradedam, o tai kaip tu darai, Ir aš girdžiu iš kitų kolegų,
kad sutvarko, padaro tikslę sistemą ir dar mikroneedling. Aš sakau, čia tokia bomba, taigi labai agresyvi, bet sako, kad tu matytum, kokius aš rezultatus išgaunu. Gražina, šiek tiek pašnekėkime apie senėjimą. Sutik niekas nenori senti ir nelabai nori darytis plastinių operacijų. Aš visada sakau, kad mezotiksas tai yra būdas pratemti laiką. Ta prasme, kol dar daryti plastinę operaciją per anksti, bet norisi pagražinti odą, tai tikrai įmanoma tai atlikti su mezotiksu. Juolab, kad tai yra rinkoje bene vienintelis aparatas, su kuriuo galima pakelti vokus. Taip, mes galima eiti tvarkyti skydliaukę, per visą akidubę. Ir dar aš naujo metodą įvedžiau, kai mes tvarkom, ateina moteris, vyresnio amžiaus, aš būtinai priverčiu gerti namuose kolageną. Gerą, iš vidaus. Taip. Ir netgi dariau eksperimentą ir tikrai žinau, kad pasiteisino. Turi būtinai dar namų darbai. Oda nėra atskiras kažkoks tai mūsų organas, tai yra resursai, bendra sistema organizmo ir be abejo mityba, medžiagos visos jos būtinos. Nenori gerti kolageno, daug kiaušinių. Dabar apie jaunėjimą, tarkim, apie raukšlių mažinimą, ar ne, liftingą odos visą bendrą, tai pats mezotiksas, jisai padeda būtent sumažinti raukšles, o kadangi jisai skleidžia dar ir šilumos bangą, tai suskatina elastino kolageno gamybą odoje. Taip. Mes dar įvedam papildomai mezo kokteilius tam tikrus, kad ląstelės atsinaujintų ir turim atjaunėjimo efektą. Tai ar daug turi tokių klienčių, kurios ateina būtent spręsti senėjimo problemų? Daugiausiai, aišku, turiu gydymo. Aknė, rožinė, randai, aš turbūt taip išpopuliarėjau, kaip labiau anti-aging'o, gal aš turiu mažiausiai, vis dėlto. Akių vokai? Vokai, bet žinot, dažniausiai ateina į vieną procedūrą, tvarkom rožinę, bet žinokit, vis tiek aš jau sutvarkau visą veidą ir sakau, jūs dar bonusę gaunat šitą. Aš matau čia pigmentą, susitraus gražiai poras, suprantat, vis tiek žmogus, jis meistras kažko, jeigu jis jau pas tave atėjo, reiškia, jis kažko nori. Ar anti-aging'o, ar propigmentacijos. Ir jau kai moteris ateina virš 50, kad jinai neturėtų pigmentų, kad jinai neturėtų rožinės, tai kad jinai turėtų to lygų veidą, jinai pas man turbūt neteitų. Ir kai ateina anti-aging'as, mes sprendžiam vienu metu labai daug problemų. Pigmentai apskritai yra labai didelė problema. Pas mane ateina daug klientų, kurie bandė šalinti pigmentus lazerio pagalba. Ir sako, man ten gabalais ištrupėjo, biški pagerėjo, bet efekto aš vis tiek nematau. Su mezotiksu mes padarome tą efektą, nes realiai mes pasitelkiam pagalbą ne vien tik tai karštį, ne vien tik tai apskritai ne odos deginimą ir žalojimą, o sveiką būdą, kaip padaryti mikropažeidimus, kurie labai lengvai užgyja ir įvesti medžiagas. Tai yra dviguba nauda. Taip. Dėl to tie pigmentai ir pasišalina. Bet pigmentacija dar matai, kai būna jau tokia labai gili pigmentacija. Aš turėjau porą, truputėlį sudėtingiau, bet aš jau supratau, kad jinai jau sėdi ten ilgam, bet visada vis tiek minimalų gerą rezultatą, kai jeigu sakė ten visur buvau, niekas nepadėjo, vis tiek jinai gaus tikrai neblogą patenkinimo rezultatą. Šalinami pigmentas, bet mes šalinami pigmentas, bet vis tiek jinai ir gaus ir minimalų odos patempimą, mes ir vokus. Taip, aš visada apie šitą irgi šneku, kad jūs ateisit spręsti vieną problemą, tarkim, rožinė, kankina rožinė, mes tą rožinę sukontroliuosim mezotikso pagalba, bet darant pačią procedūrą vis tiek oda jaunės, vis tiek šviesės dėmelės pigmentinės. Taip. Čia yra procedūra, kuri tvarko, kaip tu sakai, visą odą apskritai, visą veidą su liftingu, su raukšlių mažinimu, su bet kokios problemos koregavimu. Tikrai taip.